Kas už tai, kad šiuo klausimu būtų vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Už ką? Kad būtų vardinis balsavimas. 8 už. Kas prieš? Susilaikė? 14. 2. Ačiū. Balsavimas nesurinko daugumos. Vieną trečdalį surauko, o kadangi pirmininkaujančio balsas leidimas, tikriausiai pasistėjo. 24, o jį yra 8. Pirmininkaujančio balsas lemiamas yra tada, kada yra balsuojama ne dėl vardinio ir ne dėl kitų balsavimų. Kada paprasta dalyvaujančio dauguma lygi balsuojančių, o čia vieną trečdalį surinko. Vienas trečdalis yra ir taip, kad kiek žaiskime. 24 yra, o 8 balsavo. Viešas atviras balsavimas, to vardinimas. Gerai, tai galima pažaisti, bet tai čia dabar procedūros vardinio balsavimo. Prašom, juristas gal tada procedūros turėtų paaiškinti. Reglamentas tokią galimybę numato ir tuo tarybos nariai pasinaudojo, bet tam reikalinga atlikti tam tikras procedūras, reikalinga paruošti balsavimo biuletenį, kuriame turi būti aiškiai suformuluotas klausimas, dėl kurio balsuojama. Kiekvienas tarybos narys balsuodamas biuletenį pasirašo, ir balsų skaičiavimo komisijos pirmininkui įteikia ir po to žodžiu patvirtina, kad tas balsavimas, tai yra jo būtent balsas. Tai yra visa procedūra numatyta mūsų reglamente. Nėra taip paprasta vardinis, tai jiem kad į protokolą įrašoma. Yra sudėtingesnis balsavimas, tai reikia įslaptas. Tai kaip dabar galbūt reikėtų administracijai pareigoti paruošti biuletenius, o mes galėtume pereiti prie kitų klausimų svarstymo. Ir aš tik tada norėčiau į sprendimo projektą, kad sprendimo projekto antrame punkte po sakinio pabaigos už šiukštų pareigų pažeidimą įrašyti nuo 2010 metų kovo 1 dienos, nes čia nėra įrašyta kada. Kodėl pateikimo? Tuo pačiu. Tai dar dėl pateikimo. O sprendimas pateiktas pirmininkas. Ar Mes aišku atsidūrėm tokioje nepaprastoje situacijoje, dėl to, kad balsavimo būdas apsprendžia viso klausimo balsavimo, ne dėl nuobaudos ar nenuobaudos, kadangi yra jau ir alternatyvus pasiūlymas, tai jis negali būti kažkaip balsuojamas atskirai, arba taryba nuspręs, kad dėl pasiūlymo atskirai, dėl atleidimo balsuos vardiniu balsavimu. Atsisakyti galima? Tai gal taip ir darom, administracija yra įpareigojama paruošti biuletenius balsavimo, mes pereinam prie antro klausimo svarstymo ir kada... Prašau, girdžiu čia replikas, kad reikia patvirtinti tekstą biuletenį. Formą, kad galėtų jo paruošti. Suformuluoti. Taip. Tai tegu suformuluoja, pateiksit, kad mes patvirtiname. Dalyba turi Tai jie pateiks. Man atrodo, kad čia
užtektų tik tai perrašyti antrą punktą į biuletenį, atleisti iš einamųjų pareigų Anykščių rajono savivaldybės liudininkus ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorių Romo Kutką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnių 3 dalies 2 punktą už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą nuo 2010 metų kovo 1 dienos. Ir taip. Ir ne, ir viskas. Ar už ir prieš? Gerbiamas Arvydai, jūs teikėte tarybai siūlymą, reikalavote už jį balsuoti, už ką jūs reikalavot balsuoti? Balsuoti, kad taryba balsuotų vardiniu balsavimo būdu. Už ką? Už sprendimo projektą. Tai kodėl kažkas turi dabar kurti sprendimo projektus, jeigu jūs teikėt projektą dėl balsavimo, tai pateikėt už ką? Tam yra administracijos ir visa jau struktūra, kad suformuotų teisiškai patys siūlymus. Aš manau, kad čia šitą siūlymą mes pateikėm, aš pateikiu tokį siūlymą, čia jį, man atrodo, turi įvertinti dar juristai, paruošti biuletenius ir biuletenius mes turėtume, manau, kad dar taryboje pasitvirtinti, kai bus jie paruošti. Taip? Gerai, tai pereinam prie tas klausimas, antro klausimo svarstyme darom pertrauką, bet dar pertraukos nedarom ir pereinam prie pirmo klausimo svarstymo. Aš tada siūlynu pirmą klausimą atidėti svarstymą, kadangi administracija bus reikalinga priimant pirmo klausimo sprendimus. Jie eina ruošti biuletenį, kai bus paruoštas biuletenis, kai jis bus patvirtintas, tai tada reikia eiti nuo trečio klausimo ir eiti toliau. Aš siūlynu tokį variantą. Ar reikia balsuoti dėl tokio pasiūlymo, ar čia bendrus sutarimų? Bendrus. Gerai, ačiū. Tai pereinant prie eilinių klausimų svarstymų, trečias klausimas dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2010 metų veiklos programos patvirtinimo. Sprendimo projektas buvo pristatytas visuose veikiančiuose komitetuose, jam pritarta. Klausimų? Prašau, Kalbūnas. Kontrolės komiteto 2010 metų priemonių planą aš siūlau netvirtinti, todėl kad keisis komiteto sudėtis, matomai kokios bus korekcijas ir panašiai ir aš siūlyčiau šį klausimą paruošti sekančiam posėdžiui ir kovo mėnesį jį priimti. Žodžiu, siūlau atidėti šitą klausimą. Aš noriu, gerbiamas Sabūnai, duoti klausimą. Iš kur jūs žinote, kad keisis? Klausykite, dar nėra priimtas sprendimas ir panašiai. Aš skaitau nutarimus visus. Gali jis būti nepriimtas? Tai lygiai taip pat, klausykite, įsvarstymą. Čia mano siūlymas. Gerai. Dar klausimų? Manau, kad čia balsavimą galima apsispręsti, jeigu nesurinks balsų daugumos, tai jis ir nebus patvirtintas. Gerai, galima balsuoti, kas už? Yes. 17 už. Kas prieš?